Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Šiandien labai įdomi tema. Kaip matot, stalas paruoštas tam, kad mes žvėjotumėm metat fideriu. Vėlgi tęsėme kalbą apie naujosios Marmax wafterius ir plaukiančius proteininius kukulius. Šiandien mūsų laidos tema lynas. Iš tikrųjų reta mūsų šiaip laidose tema, bet tikrai radome gražią vietą, apie kurią aš jums papasakosiu. Įspūdingas, gražus, senas, žolėm užaugęs karjeras, kuriame tikrai yra linų, bent jau mes tai žinome. O kaip jie kips, kaip juos prisijaukinti, kaip bandyti pagauti, ką daryti tada, kai jie galbūt kips įnaringiau, apie visą tai šiandien bus laida. Tai pirmas metimas, parinkimas wafteriuko ir po to pasikalbėsime apie tai, kaip aš dariau startinį jaukinimą. Vieta iš tikrųjų graži. Labai tikiuosi, kad tas atšalęs oras mums nesutrukdys pagauti vieną kitą nacionalinę žuvį. Raudonom akim. Liuks, ką, pradedam. Čia tokia uždėti. Bandykim nuo geltono. Lydnam patinka geltonas spalva. Nors, aišku, kaip visada čia bus, kad reikės eiti ratų, ieškoti dydžio, spalvos, galbūt kvapo, kas gali suvilioti mūsų lyną. Jau kaidu, bandysim ir šviesų, ir tamsų. Pažiūrėsim, kas iš jų suveiks. Viskas yra. Nu va, turim pirmą žuvytę. Visai smagiai. Kažkur įgriuvo, įlindo. Ką čia pas mus? Lynelis. Yeah. Nedidukas. Išspjavę mūsų boilį. Oi. Pradėkim nuo mažų, pabaigsim dideliais. Žalias toksai fainas. Apa. Nu va, pradžia yra, gera pradžia pusė darbą. Tai kol mes įsibėgėsim ir aš kažkarto noriu papasakoti, kokius rūšių jaukus. Čia laukinis vandens telkinys, niekas čia žuvies neveisas, žuvis gyvena laukiniškai ir kaip supratote, kad jau ne kartą aš esu įrodęs, kad laukiniuose vandens telkiniuose metodas ir wafteriai arba proteininiai kukuliai iš tikrųjų žuvies nebaido ir nors tai nežinomas jai dalykas, bet jinai kimba. Tai jaukas aš darau labai paprastas, kaip visada. Šį kartą, kadangi turėjau tikslą pagauti lyną, tai naudoju 2 sausus select jauko ir vieną atskirą savo, tam, kad padaryčiau 2 išskirtinius jaukus. Pažiūrėsim, kuris geriau dirbs. Tai, kaip matėte, pagrindinį jauką, kurio gaudysiu ir jaukinsiu, kvepinu melasą. Tiesiog padarau į tirštą, sunkų, gerą jauką. Kitą jauką savo aš pasidariau kvepiantį šviesą, būtent, kad jis būtų išskirtinis ir kad jis galėtų daryti nedidelę dėmelę ant dugno, tada, kada man reikės, kai aš norėsiu nustebinti žuvį. Na ir vėliau jaukas, aišku, sudrėkinamas ir į pagrindinį jauką aš visada pilu stambios frakcijos. Tai šį kartą naudoju select šokoladas, kuris labai gerai traukia lynus. Ir, aišku, marcipanas. Geros granulės, kurios ilgai tirpsta ant dugno, jos ir yra stambi frakcija, dar naudosi šiek tiek žirnių pašaudimui ir viskas. Iš principo jaukas yra paruoštas. Tiesiog dabar paimu
sietą ir pratrinu jauką, nedidelę dalį jauką, ten kokius, nežinau, 600 gramų, 500 gramų per sietą, kad jis būtų smulkus ir kad man lipdytų būtent formą. Tai viskas labai paprasta, su kitu jauku elgiuosi taip pat, pasirišu du jauką ir turiu pagrindinį jauką, kuriuo ir jaukinu. Aišku, stambia frakcija, aš prie žvejybą, prie startą imu šėryklą, atsimatuoju tą patį atstumą, kuriame gaudėsi ir suleidžiu geras iš karto 10-12 šėryklų. Padedu ant dugno didelį kilimą, kad žuvis susidomėtų, ateitų, o po to jau pradedu gaudyti nuo viršaus, bandydamas įvairiai. Ir visą tai mes išsiaiškinsim mūsų laidoje, kas dirbs, kodėl dirbs, kokios spalvos, kokie masalai. Tai šiaip gerai, kaip jau sakiau pradžioje yra, tai man žiauriai patiko. Jeigu turit kibimą primimą, pavyzdžiui, po didelio startinio jaukinimo, ar ne, pagaut porą žuvų ir staiga kibimas dingsta, suprantat, galbūt žuvis yra, galbūt pasitraukia, galbūt pasibaidė, tai iš karto vėl imti tą didelę meškerę ir vėl jaukinti galima tada, kai valandą nieks nebevyksta. Bet jeigu jums nurimo 15-20 minučių, tai labai sveika pašaudyti laidinę, tas pačias peletės, kurias mes pasiruošiam, marcipaną su šokoladu. Tiesiog pakviesti žuvytę iš toliau, jinai išgirs, aišku, tirpstas jūsų peletės žuklės vietoje. Dir, o ten, kur gaudat. Tokias ragatkytės parsidavinėja žuklės parduotuvėse. Plūdininkai jomis šeria, bet šeriam ir mes žvejodami metodu nedideliam atstumė. Ir va tas pabirėjimas kažko, aišku, galim ir žirniuką vieną kitą iššauti. Pabirėjimas dažniausiai būna taip, kad pakviečia žuvytę, jinai ir išgirsta tą garsą ir visieną praplaukdama randa kažkokią stambesnę frakciją. Ir vėl, jeigu eina žuvies būrelis, sustoja, pradeda rinkti ir taip dažnai būna, kad atgaivinant tiek kibimą. Nereikia iš karto ten bandyti pliaukšėti, vėl tenai baidyti, jeigu yra žuvis apsiramino, gal pasitraukia, gal šiek tiek toliau, gal pasibaidė, kaip jau sakiau, nuo ištraukto žuvies. Tai va toks žingsnis labai sveikas ir jeigu gaudom atstumų, kur galima šauti, o čia mano atstumas 25 metrai, tai tikrai vienas iš tokių būdų pasikviesti žuvį. Turi jėgų čia kaip išpratėję. O, koks gražus linelis. Ateik. O, grožis. Gražiai žuvis. O, kaifas. O čia žuvytė. Nacionalinis raudonakis. Koksai superinis, ką? Koksai geras. Va, koksai grožis. Graži žuvis, ar ne? Ne veltui lietuviai jie įsirinko nacionalinio žuvių. Fantastiškai atrodo. Pliurkt. Nu, super gera emocija. Raktelis rastas. Pašaudimas suveikė iš tikrųjų, nes buvo pauzė pakankamai tokia apie 15-20 minučių, nes prieš tai daug kibimai buvo kas 5 minutės. Tai pašaudimas, aš galvoju, iš karto suveikė, tai dabar vėl pašaudysim ir taip tęsim, kol kips. Kai nekips, galbūt vėl jaukinsim rimčiau. Pabandom pasikeisti meškerį į galingesnę, nes labai sunku valdyti šitą žuvį tarp tų žolių. Pabandysim galingesnių testą padirbėti. Žiūrėsim, kaip seksis.
Ujojojojoj, kokia žuvytė čia pas mus. Ujojoj, kokia dydžio lynas. Ojojojojoj. Nu čia prie kranto gali dar pasimuistyti, bet reikia visien atversti meškerį į viršų, kitaip nieko nebus. O, didžiulis. Kokia dydžio. Va, čia aš suprantu, kad čia kibalinai. Vyriški tokie. Oi, tu savo. Kiek jėgos turi. Ojojoj. Kokia grožia žuvis. Eina savo. Nu, pasiruošę, mėly žiūrovai, pažiūrėti į šitą aukso luitą su raudona akim. Ojojoj. Koks grožis, ką? Pati gražiausia Lietuvo žuvis. Nu ir ešerys dar. Pati gražiausia. Aš kaifuoju nuo tokio žuvies. Banginiai. Nu super. Ir kas suveikė? Mes pakeitėm temą. Pakeitėm temą, kaip matėte, geltoną jauką. Žalias kažkaip tai pakibo žuvis ir taip atrodo, kad jų nėra. Vėlgi pašaudimas iš laidynės duoda savo, bet pavyzdžiui, jauko spalvos pakeitimas ir temos pakeitimas kartais būna iš tikrųjų šauna, nes viskas ant dugno žalė, ar ne, ten jaukinimas žalės ir tokia geltona. Pukšt, padedi bulvytę, plaukia pro šalį lynas, galvoju, o, įdomu kažkas. Tai jau ten įdomu pasirodo, dar įdomiau. Nu super, žiauriai geros kovos, žiauriai stiprios žuvis. Net matėt, pakeičiau meškerę, kad galėčiau valdyti. Super, žiauriai gera emocija. Nedreba viskas. Nu gerai, jau milsėtis reikia jau, man atrodo. Pirmą dalį mes pabaigėm laidos, ar ne? Super. Sveiki, sugrįžę, žiūrintis laidą Vienam gale kablys. Mes tęsėme savo laidą žvejodami laukinio vandens telkiny, natūraliai gyvenančius lynus, bet mes juos gaudom method feederio būdu, tai yra visais proteininiais kukuliais. Bandysim ir plaukiančių, žodžiu, žiūrėsim, kaip viskas vyks. Pradžia buvo nebloga. Šlindo saulė, bet vėl žadėjo, kad apsiniaus, galim gauti ir lietaus. Žodžiu, tokia diena gera lynui, kad nepleškina, kad nesuper karšta, nesuper saulėta, su debesim. Žiūrėsim, kaip bus. Ir ką čia bus. Važiuoja iš karto. Traukiam, traukiam. Kuris ten lenda. Kokie torpėdas. Bailis net išlėkė mano, bet šitas ant proteininio kukulio, kiek jėgos turi. Kaip išpratėjęs, bet bus didelis šitas lynas, man atrodo. Opa! Prie kranto visas džiaugsmas. Opa, super! Išspjovė proteininis kukulis, mačiau, kai nuskrido. Kaip jų monstrai, ką? Kaip jums žuvis. Fantastinė, ne? Fantastinė. Žuvytė. Kokia graži. Taip, jau pas galiuką. Tai mes jį atgal. Raudonakis, nacionalinis, superinis. Ačiū. Super buvo. Pildamas pašėrimas davė savo iš karto.
žuvytei atsirado jinai vėl. Oi, kaip gerai. Kaifas. Kaip jį sunku iškelt. Kiek jėgos turi. Nu, super. Ateik čia. Opa, viskas. Turim. Nu va, ir ant žalio pagavau. Marcipanas. Gerai, man atrodo, mes čia šiandien su šita žuvim viską ir baigiam, nes žvejyba buvo fantastinė. Vieta nuostabi. Oi. Ir aišku, apibendrinsim. Šitas mažesnis. Įvairių dydžių parigaudėm. Raudonakių žuvų. Pirštą atiduodam. Superinės, ne? Nuliuks. Man atrodo, šiandien viskas. 6 valandų žuklės sesija baigėsi. Tuoj aptarsim, kaip kas buvo. Aišku, pažiūrėsim žuvį, būtinai paleisim. Ir važiuosim. Saulė išlindo, rytas baigėsi, paskutinė žuvis. Super. Reziumė kokia? Pažiūrėkit, nieko nebeliko. Tai vadinasi, aš gaudžiu agresyviai. Nebeliko pelėčių, nebeliko žirnių, jaukų liko, kaip matot, žalias beveik visas. Geltonų aš stebinau žuvį, kartais atsiliepdavo, kartais neatsiliepdavo. Bet būdavo, kai būdavo ilgesnė pauzė, įdedi šviesaus jauko, išvažiuoja. Vėl kartuoja šviesų jauką, nevažiuoja, vėl tada su žaliu pagaudai. Žodžiu, keisti jaukos spalvas reikia. Pakankamai agresyvi šiandien buvo žvejyba. Kaip matėt, vyko papildomi jaukinimai žuvies dideliam šėryklom. Ir tai aš dariau kas maždaug 30 minučių, 35, nors kaip sako, kad lyną gaudyti reikia ramiai, tyliai atsisėdus. Būtent šiandien va, tokia, kai yra apniukus diena ir kažkaip maišosi tas oras, lynų buvo atėję ir reikėjo agresyviau sugaudyti. O kad agresyviau, jeigu tik nekimba, vėl bam, 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 sumeti, vėl iš kažkur jie ateina, jiem įdomu pasižiūrėti, jie smalsus ir aišku randa tą mūsų kukuliuką. Šiandien gaudėm kaip ir vafteriais, taip ir plaukiančiais. Visko jūs puikiai matėte, išbandžiau spalvas. Pasakysiu, numeris 1 šį kartą spalva buvo geltona. Ir vafteriukas, ir papopas citrisinis. O jeigu praėjusią laidą jūs mano matėt net taip seniai, tai dirbo ar ne tik tai pinkas. Šį kartą pinkas buvo bandomas ne ir pinkas dirbo tada karšiui. Tai vėlgi, viskas priklauso nuo vandens telkinio. Dėl to tų masalų jūs turi turėti tikrai nemažai, spalvų, formų, dydžių, plūdrumų, kad realiai įsitikintumėt, kas tą dieną dirba. Ir kaip matėte, va čia kas numesta, tai aš keičiau, pastoviai keičiau, agresyvus jaukinimas, spalvų jauko keitimas ir tik tada būna teisingas rezultatas. Todėl neužsisidėkite, metot fiderio žuklėje vienu masalu, vienu spalva, vienu jauku, nes, na, galite sakyti, ai nekibo tada, arba ai kibo prastai, o kai žvejyboje vyksta kūryba, tai yra ir svarbiausia. Tai linkiu jums kurti, pažiūrim, kaip pagavo mūsų tas gražias lietuviškas nacionalinės žuvis, žinoma, taip pat paleisim ir pasakysim nei žvyno, nei uodegos. Nuostabios lietuviškos žuvis, ar ne? Alikas išmokė mane į žvejybą vežiotis matą. Sakė, užtenka kankinti žuvis ant sietuko. Gerai, išmokė. Smagu pagauti tokias super gražias žuvis. Nei žvyno jums, nei uodegos, susitiksim lygiai po savaitės. Buvo super. Žuvytės namo!